Nėra 23, pavyzdžiui. Ne, būsi antrukas, man reikia. Blemba, antras, kai sakai antras. Visą laiką galiu ketvirtą duoti. Nu, dar blogiau. Ketvirtas likau praeitais metais, nenoriu. Sveiki visi atvykę į mano naują videoblogą. Mes šiandien esam Saulės mieste. Kaip matot, saulė šviečia, šiluma, karšta. Šiaip nemeluosiu, tikrai pakankamai šiltas kombinezonas yra. Mašinoje turbūt plus 40 kol kas, tai turbūt dar daugiau pakils. Pradėjom jau treniruotės, pasidarėm briefingą, viską paaiškino teisėjai, maždaug ko jie iš mūsų nori. Trasa įdomi, nupiešta kitaip negu reikia iš tikrųjų važiuoti, tas yra keista, nes linija nupiešta taip, bet sako, jūs galite per ją važiuoti, kirsti, nes radijusas gaunasi tarp kliperių biškai kitoks, negu yra nupiešta ant asfalto. Tai tas yra keista ir šiek tiek kaip parvažiuoju glumina. Nu, bet čia, manau, dar keli ir važiavimai ir tikrai pripasiu. Tai pasidariau dabar 4 važiavimus treniruočių. Viskas ko puikiausiai, sudeginam vieną jau komplektą, tai 4 važiavimams užtenka 2 padangų, viskas išmetimui. Šiaip mašina kimba, viskas ko puikiausiai. Dabar dar išsiėmėm priekinę lempą pabandymui, kiek nukris oro temperatūra, būtent įsiurbimo, nes dabar buvo pakankamai nemaža. Išsiimsiu lempą, pasižiūrėsiu tokias testavimo, nu tai dar turim laiko, sakau, pasižaisti. Bet šiaip overall viskas labai gerai, Alytus praėjo tikrai neblogai, 3 vieta. Nu tai ką, bandysim ir čia pasiimt podiumą. Tikrai, manau, įmanoma. Trasa tikrai pritaikyta tokiai mašinai, nei jinai per galinga, nei jinai per silpna. Tai man visur užtenka jos važiuoti. Dar tik sakau, reikia pačiam įsivažiuoti ir priprasti ir atsikelti, nes dar toksai miegantis esu. Tik kėlėmės, daug važiavom. Bet overall tikrai viskas gerai. Ką, laukiam toliau treniruočių, bus briefingas ir varysim į kvalifikaciją turbūt už realiai kokių poros valandų. Tai va. Nu tai jo, dar antrą sesiją, paskui kvalifikacija. Nu tai žodžiu, porą valandų ir varysim į kvalą. Nežinau. Kaip manot, kelintą vietą reiktų užimti, parašykite komentarus. Kelintą vietą reiktų šiandien užimti kvalifikacijai. Alytui buvau pirmas, top 5, manau, bus gerai, ne? Taip, susitarėm taip, tarp mūsų. Tarp mūsų kalbant, top 5 bus gerai. O kaip jau bus, tai matysim. Biškit sargiai. Čia dirbi, tvarkau, darau tvarką. Čia matai, mechanikas. Ką daro? Valgo. Dirbt reikia. Paruošta viskas, slėgiai yra. Lipdukų sakė susikliuoti, nes bus blogai 100 eurų bauda. Ką sakė, ne man. Iš tais paims 100 eurų. Praėjo mums dabar antra treniruotė. Ne, palauk, 3 treniruotė praėjo. Net tiek daug važiavimų turėjom, kad jau net pamiršau. Suvažiavom iš viso 4, 8, 9 važiavimus, dar kiti bičiukai važiavo daugiau, 12 važiavimų. Sakiau, man užtenka 9, daugiau nebesidarysiu, tiesiog nebedeginsiu padangų, nes tas pats per tą patį. Tai pasidariau daugiausiai lydų. Čeisų gal tik 2, bet nemanau, kad čia sudarys kažkokio skirtumo. Svarbiausia yra lydas, kaip ir sakė teisėjai, 60% lydas, 40% yra čeisas, būtent poriniuose. Dabar padarėm tas važiavimus, viskas kaip ir gerai, užsidėjom bumperius, esu išsiėmęs vieną lempą, kaip ir sakiau, net biškai kaista įsiurbimas, bet jau visi klausinėja, sako, jau turbūt sutaužėjai, sakau, ne, čia dabar yra technologija, kaip sakant, viskas tvarkingai. Tai va, daugiau tai nieko, šiaip labai karšta, noris miegučio, norėčiau pakris, kur nors ant kokio hamako ir pačilėti.
pasilint, bet jau realiai apie 30 minučių liko ir važiuosim į kvalifikaciją. Aš esu antras, tai labai greitai suvažiuosim ir tada ilgai ir nuobodžiai lauksim, kol suvažiuosi visi kiti vairuotojai. Tai va, tiek norėjau pasakyti, laukiam kvalifikacijos ir laikom čiūrus, kad būtų viskas gerai. Gerai? Butavičius jau prie starto linijos ir tai yra pirmasis šios dienos startas. Dar kartelį, ponios ir ponai, primenu, kad tai yra sezono lyderis. Praeitų metų 4 pozicija, šių metų 3 pozicija po pirmojo etapo. Dar kartelį Semi Pro lygos 2 etapas ir tai yra Tomas Butavičius ir jo pirmasis kvalifikacinis važiavimas. Sklandžiai ir gražiai. Persimetimas per Wi-Fi į paskutinę clipping zoną. Ir užbaigė Tomas Butavičius taip, kaip priklauso sezono lyderiui. Taškais, visai galima skaityti. Gražus važiavimas, gražus sklandus važiavimas. Vertas 70 balų, 7, taip sakant. Bet kas yra šiai dienai mažiausias. Tomas Butavičius eksperimentuoja. Šį kartą antruoju savo važiavimą eksperimentuoja. Šiek tiek per pačią clipping zoną. Prieš tai skaičiavau 6 clipping zonas, bet iš tikrųjų jos kaip ir vakar yra 7, tai mes kažkaip Tomo Butavičiaus apžvelgsime jas visas. Čia 7, tai išilgoji, kaip ir vakar stit lygiai buvo. Tik tai 3, 4 keičiasi. Viskas tvarkoj. Aš galą užsikampinau, per greitą atėjau. Ir galus tą rankinę užtraukiau ir žiūriu, kad jau sukosi per sankabą ir įsispardžiau, šiaip ne taip. Realiai tai ten geras ranas buvo, tipo, nu, manau, kad 9 plius, jeigu ne pabaiga. Nu dabar 8-8. Tai vis tiek turėčiau likti 10-ukę, tikiuosi, o paskui jau įsispardysim kaip nors. Kaip iš to paskutinio posūkio. Šiaip, sakyčiau, buvo apylygio kova, mano manimu. Nežinau, kaip atrodė iš išorės, bet mano manimu tikrai apylygė. Nu, matosi, kad Deimantė moka važiuoti, ne veltui jinai antra dabar yra Semi Pro. Labai šaunu, labai buvo geras porinis. Labai smagu, einam ir pasisveikinti su Deimantė. Yes, vos neprivau, blema, Rasevičiūtė. Labadiena. Labai geras buvo. Ačiū, blema, aš biškai nuo starto. Aš mačiau, kad tu Aš užsimuilinau, tu supranti, aš antrų kartu pajudėjau ir jaučiu, kad jis nuvarė, o man, blemba, Deima, aš jau ir persispirit, matau, šikna per vidų aš jau bandžiau, bet. Startą išvažiavai, iš anksčiau išvažiavai? Ar... Taip, man tiesiog nu aš užmuilinau, turbūt antrų, supranti, bėgiu ir... Nieko, kažkas turi praloštą, ne? Geriausiai pralaimi. Lygiai pasipratau, ne visada gali sekti. Tai vaktas, tai Va, varyk. Už tai dabar. Laikyk kietą toliau. Nes dabar turiu visiems pasakyti, kad pralašiau prieš takas laimėjau. Jo, čia geriausias mazas. Taip. Jo, aš ir dabar sakau. Nu, pralašiau prieš tai, prieš pavydį, sakau, nu tiek laimėjo, nu ką. Nu tai va, jau galima prieš tokį. Viskas gerai, davai varyk. Ačiū už gerą kovą. Išmetėjai vietą. Nori stiprios kovos? Gal nori paskolinti tada metrą? Metrą? Aha. Turiu metrą, aš neturiu suvedimų, nei poštelį, nei metro, nieko. Gerai, einu skolintis iš kokio kito. Tu darysi sukibimo daugiau? Aš darysiu priekį suvedimą, aš taip padariau. Mažu kampu? Ai, tu trenkeisi?
Mane atrėmė finišę į duris, aš atgal galvoju reikia. Tai pasvalainį kokį bandyk. Ko reikia? Metro ir suvedimį blokščių. Aš neturiu nieko. Aš nesidarau suvedimo per varžybas. Darėm. Teko Rygoj darėm, kai mane nutrenkė. Bandysiu išpušinti tą, ką išpušinau vakar prieš Antanavičių. O vakar prieš Antanavičių buvo stiprų. Rėmiau, kiek galėjau, išspaudžiau iš šito daikto, ką galėjau. Bandysiu tą patį prieš Butomį, nes įsivaizduoju, kad jų greičiai neturėtų labai stipriai jau skirtis. Nors pagalvojus, tai neaišku, nes dabar 225 padanga, tai... Važiuosim, kovosim. Sušilęs labai esu, tai ką tik pravažiavam top 16, ne? Top 16 kovą prieš Rapolo Čirbą, Čirbos brolį Benedikto. Tikrai šis metas padobulėjęs ir negalima nuvertinti tokių driverių, tikrai važiuoja labai gerai. Šaunuolis labai prispaudė, paleido jau, kaip sakant, už visus pasistatymę. Atsipirko, nenunešė manęs, tai tas labai smagu. Džiaugiausi, nes mačiau, jau šalia yra. Bet, kiek supratau iš spoterio, kad kirto kampus, kad pavyko, o lydė aš jau jaučiau, būtent pats važiuodamas, kad jisai nėra ten, kur turėtų būti. Nesusirinko gal visų klipų, o šiaip viskas gerai. Dedamės naujas padangytės, nes prieš plytą nesidėjom. Galbūt būtų dar geriau, būčiau dar labiau pabėgęs, bet ne to susirinkom. Nebėg susirinkom, o padaryti gerą šou ir geras kovas. Tai ačiū Rapolui, tikrai labai gerai suvažiavo ir manau dar čia porą varžybėlių ir jisai irgi ims podiumą. Ne tik street'e, bet ir semi-pro. Tai labai fainai. Tai dabar keliaujam į top 8. Nežinau net su kuo, pamatysim. Nes čia kemperių daugiau negu tenais. Bet vairas stovi tiesiai, tai turėjo būti šitas. No. Karočią. Bus. Pasižiūrėkit, traukę gal kokią. Bet jeigu tiesiai vairas važiavai, tai bus gerai. Padedam konkurentam. Arba prieš tą. Būtų smagu su gustelį sumesti. Mečiuką. Nuspręs pats, ką darom.
Keičiam, nes prieš Gustą važiuosiu reikia su kibimu. Keičiam. Dedam naujas padangėlės, kad būtų vienodas gripas, kaip sakant, sukibimas. Bus daug geriau, kai esu pripratęs. Jeigu prieš Gustą važiuosiu nepavysiu, jis labai gerai važiuoja. Yra pirmas kvalifikacijai, 5 taškus surinkęs. Tai jo galim bus pasitikėti ir užrem dar baisiau negu praeitą raną. Tai va. Šiaip ranas labai man patiko. Persimetimą jau galvau kabinsiu, jau man buvo vienu momentu gaila bamperio. Jau lūpos nebėra, reikės naują gamintis, bet kažkaip pavyko išvengti. Jau čia palindau jam po bamperio. Tai va, šiaip žiūri, wow, kaip karšta. Senai taip jaučiausi. Jo, važiuosim vėl prieš Jurkų. Važiavom mes su juo dėl 3 vietos Alytui. Tai titanų kova. Dabar mes važiuojam dėl ko? Dėl ko mes važiuojam dabar? Dėl pirmo? Ne. Nu, tipo į finalą. Arba kas į finalą, arba kas į pusfinalį. Realiai beveik taip pat susidėliojo kaip Alytui. Labai smagu. Jisai yra 4 vietoje, aš esu 3 vietoje. Tai man dabar reikia būtinai laimėti, kad aš šaučiau į viršų į 1 vietą, nors ir turbūt... Nu jo, jeigu dabar pralaimiu ir Jurkus laimi, tada jisai pirmas. Jeigu dabar laimiu, tai viskas aišku, aš esu pirmas įskaitoj. Bet čia dar viskas parodys, dar reikia suvažiuoti pirmiausia. Bet labai smagu. Jurkus labai gerai leidžia, kvalui buvo geras. Padarysim gerą važiavimą. Ta prasme, what the fuck? Tai what the fuck, tai kaip tai gali būt? Tai mes žiūrėjom, visi tą patį sako, jo Chase'o nebuvo. Turėjai pas Mindaugą. Kas? Turėjai pas Mindaugą, jeigu nori 200 eurų protestas. 200 eurų protestas, sakė. Taip, Ką darom? Rizikuojam 200. Rizikuojam, gerai. Kur tas Mindaugas, jo? viduj turi Rencija susiras, kas yra toksai? Kur briefingai, Mindaugas. Kur briefingas yra Mindaugas, sakyk, mes protestą duodam, duok 200. Kažkas turi. Tau atrodo, kad mes turim tau atsakyti. Mes tau galim paaiškinti. Pralošė. Čia kažkas eitų. Jisai tau minusuoja taškus. Kuri numeriai? Nesuprantu, tikrai. Mes ką tik girdėjom. Kuri numeriai čia yra? Antras ir trečias. Antras ir trečias. Tu dabar Chase'as? Ne. Kaip tai apie nieką, kaip tu dabar man Bet bandai tai pasakyti? Chase'as. Nu tai gerai, tai Chase'as, jo Jūs prikibot prie Chase'o. Mano buvo... Ketvirtas susiaurino. Ketvirtas yra pati brangiausia vieta šitoj trasoj. Apie tai šnekam visą dieną. Susiaurinai. Bet pasiėmiau. Nu, bet jau platesnis, nu. Apie tai ryte pravedžiau atskirai, jums išskyriau laiką. Kvalifikacija gauna taškų, o tu gauni 8. Bet tai čia nėra, kad pergal, čia minimum one more time. Aš p***au taip pat Alytui, nenoriu antrą kartą. Tiesiog, man blemba. Kur yra medžiaga? Prie ko čia medžiaga? Nu, prie ko? Nu tai viskas yra gerai, svarstom toliau. Pažiūrėkit, nu baikit, kur? Nu, Kur čia? aš suprantu, būtų Chase'as arti, nieko. Chase'as buvo va štai vietoje arti, kur aš susiaurinau, ne? Bet tai buvo mano ratai kliperiai easy.
nuo 4 ir visur tave visą laiką pušina. O mano? O tavo buvo, visur. tik ant pačio galo pasibijai. Toj vietoj buvo. Ne pats galas, kad aktyvesnis Čeisas, viskas yra gerai, Čeisas yra aktyvesnis. Čia viskas gerai. Nu, bet tai čia minimum, mano. Šalia? Sorry, bet tikrai minimum, mano. Aš Alytų dėl tokio pačios nesąmonės. Galia pasivyti. Prieš Lytą aš nebuvo. Visiškai buvo Čeiso. Dabar ta pačia. Čeisas, mano akim, Čeisas yra Čeisas panašus, tiek jo, tiek tavo panašus, bet Lydas gaunasi, kad tu mažiau taškų. Sulindo į vidų, sulindo visiškai į vidų. Kaip Čeisini tu, karočią, kaip pavyks, kaip jums duota, kad galėtų pavyti. Jeigu vejasi, yra klaida. Jeigu vejasi, yra klaida. Nu, tai taip ir įvažiavo, įvažiavimo. Vienoje vietoje jis įvažiavimo padarė kažkokį mano sinchronas, viskas, atsirėmiau į ratą ant pačio galvo. Viskas, sakau, aš bent minimum one more time. Kur kitas važiavimas? Kaip? Kur kitas važiavimas? Atmeskite emocijas. Tarsi tu esi už linijos, kas yra mažinantis, stipriai mažinantis tašką, jūs jau šito, aš dabar atsiminiau, todėl jūs su manim ir ginčiotės. Nes, sako, tas yra toliau, nes tu turėjai būti apšinę toj vietoj, pradžioj. Tu nuo pradžio užduodi ne tą tempą ir paskui kaltini jį, kad jisai šudai suvažiuoja. Apie tai jums pasakau kiekvieną kartą, per kiekvieną briefingą. Geras lydas įtakoja gerą Čeisą. Tu nuo pasistatymo esi už ribos abiem beveik ratais. O jisai visiškai viduj. O kur jam dėtis? Tarsi nes tu esi offline, tai sutikim, kad Čeisas negali nuspėti to, kad tu važiuoji ne liniją. Ir iš to gaunasi tai, kas gaunasi. Jeigu tu važiavęs būtum ant Liepinų ir gautųsi ne už linijos, tai kaip atrodytų jisai, atrodytų prie tavęs? Kai aš sakiau, Čeisas yra 60, lydas yra 60% jūsų darbo. Kur tu atsirandi paskutiniam posūkį? Nu, okei, laižomės, ar ne? Persimetimas. Kur tu esi? Tu esi pro sprindį nuo nulio. Tu esi jau minimum 4-5 taškai už maksimalios įskaitinės zonos. Tarsi problema ne Čeise. Yra visai kas kita, kai du driveriai turi klaidų lydose, ne? Kad ir jos minimalios, bet yra pas vieną kažkokių už linijos užvažiavimų. Ačiū Dievui, kad tu atsineši video. Yra pas kitą to pačio, ne? Bet skirtingose vietose. Nu, mes galim sudėlioti. Tas ant to, ne? Tas ten biškai prisidirbo, tas ten biškai prisidirbo. Atvažiuoja Jurkus, jisai suvažiuoja. Taip, tai nėra 100 balų ranas, bet jisai suvažiuoja savo linijas. Pataiko į klipus, neužsiaurina, neužvažiuoja iš, atvažiuoja apsikeičiat vietom, tu atvažiuoji. Ten bardakėlis, ten bardakėlis, ten bardakėlis. Nu, jie nedideli. Tai tu palą praeini su tais bardakais, viskas tvarkoja. Bet perspektyvui, kai jūs esate dviese kovojat vienas prieš kitą, tau atsiranda problema. Nes bardakų pas tave yra, pas jį nėra. Šten atsiranda skirtumas. Tada mes apsikeičiam, jis tai turi tavo bardakus čeisinti, ne? Tu neturi jo bardakų čeisinti. Nu, mažiau bardakų čeisinti. Pagrindas yra lydas. Ir visą dieną apie tai šnekėjau, dar kartą pasikartosiu. Pas tave iš video yra akivaizdu, kad problema yra lydė ir Čeisas šito vietoje. Nieko nebelėmė. Tarsi problema yra lydė. Tikiuosi, kad viskas aišku, ačiū už daugiau ar mažiau išdėšiu. Viskas tvarkoja. Wow. Geras Čeisas. Žiauriai geras Čeisas. Nesikeikiant, tai galiu pasakyti, eina. Viskas gerai, nesikuria, stumiam. Užsikilto, nes bėgis yra, bet... Ne, liko, bet tiesiog
spaudži gazą ir... Na ir vis tiek mažasis finalas buvo pasiektas, tai didžiausias sveikinimai su tuo. Ačiū labai, ačiū visiems, kas palaiko. Nori pažiūrėti, ar čia kuros kiekis yra. Bet tai matai, kad motoras bijo? Nu čia dabar nieko nebesiaiškėsim, nėra tikslo. Nieko nepakeisim jau. Peržignojam ir namo. Filmuoj! O pažiūrėkit, tepalas nebaltas. O tepalo yra? Ką, turėjom turbūt juokingiausias varžybas mano istorijoje, kiek esu važiavęs. Šiaulių etapas. Kaip visi matėt, laimėjom 4. vietą. Laimėjom 4. vietą dėl to, nes mano mašina tiesiog random užgeso pasistatymę, kas yra šiek tiek abydna. Tikrai galėjau laimėti, bet Kundrotas berods laimėjo 3, tai sveikinam jį. O, čia su visais bairiais. Ir protestą rašėm, ir 200 eurų mokėjom Lasvui, tai žodžiu, nieks nepasikeitė. Teisėjai turi savo nuomonę ir kaip išsireiškia keli žmonės, to neįmanoma pakeisti, kad ir koks sprendimas bus, ten nežinau, kažkas turėtų atsitikti. Galbūt tai įmanoma, bet ne šiuo atveju, tai realiai tiesiog pabandėm, sakė, toks precedentas buvo paskutinį kartą turbūt prieš 4 metus ar dar toliau, tai visiems buvo naujas experiences mums parašyti protestą, teisėjams ten visiems surašyti tą protestą, sako, pirmą kartą rašom, niekas nežino. Nu tai va, buvo tiesiog bairis, juokingos varžybos. Prisiminsim, gavom taurę, kad ir medinė 4 vietos, bet vis tiek jinai yra taurė. Panašu, kad kylam į 2 vietą bendroje. Nedaisim iki 1, bet ten bus nedėlis skirtumas. Tai va, mašina atlaikė, išskyrus kažkas su varikliu, bet manau, ten yra visiškai smulkmena. Tai tiek, pasiruošim kitam etapui, už 3 savaičių bus Kuršėnai, važiuosim tenais ir gerai leisim laiką. Tas yra svarbiausia, gerai praleisti laiką. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kurie kalbat, šūdus ir nešūdus. Ačiū visiems partneriam, Deval, Technitis, XLED, Hado, kurie prisideda tam, kad mes čia būtumėm ir darytume naujus dalykus, kaip sakant. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot dar kartelį ir susitiksim kitam video. Čiau. Visiems išbandymas. Pirmą kartą per 4 metus, ne? Man jo. Klausimas dar anksčiau, žinai, buvo. Nieko, dėl kontento. Pats pamenu, buvo pirma mūsų, kai dar su drambliais sezoną 2 Kuršėnuose paslėpti street. Tai žinau, kad tave pateisi. Pateisino, ne? Jam pasisekė, man nepasisekė. Bet ten buvo top cam 8. Top cam 8 ir kapojasi. Bet jis nuėjo, kai gerai pamenu, iki top 8. Nu tai visai neblogai. Jeigu būtų, žinai, pralošę, tai top 3 būtų biški liūdnoka. Nieko. Davėjai naujų kvapų įdirbti. Prašiau 200 dar variklio sugedo. Double. Arba čia karma buvo, žinai. Karma. Tai karma. Eik, tu šį gerai. Karma sako.